rytas. Labas rytas visi susirinkusieji, kiek čia mūsų yra. Tai šiandieną vienas iš Cyber Security Month, žemaitiškai kibernetinio saugumo mėnesio renginių, kuriame Justinas Valentukevičius, Trend Micro atstovas Baltijos šalyse, papasakos apie proaktyvų rizikos valdymą. Sveikas, Justinai. Labas, Alai, labas. Ir čia iš tikrųjų labai įdomus momentas yra, mes žinom, kad saugumo užtikrinimas, kaip ir bet kokia veikla, nieko pasaulyje negaunam nemokamai, visą laiką reikia kažką tai tam paaukoti, kad kažkas tai būtų gerai. Tarkim, ir tos priemonės, pavyzdžiui, jungiantis ten kelių faktorių autentifikavimas, užknisa, ką padarys, reiškia, užtrunka ilgiau prisijungimas. Bet už tai esam tikri, kad tai veikia, kad mūsų ryšys šifruojamas, kad autentifikavimas yra žymiai aukštesnio lygio ir ten visa eilė grėsmių iš esmės gesina. Tai taip ir pačio saugumo užtikrinime irgi yra veiklos, kurios nėra tam aktyviam saugumo užtikrinime, tai ne tos priemonės, tai reiškia šifravimai, firewallai ir kokie tai ten sertifikatai. Yra tiesiog pats pradinis žingsnis yra, o tai ką mes saugom? Kažkur esu matęs tokią juokingą iliustraciją, reiškia, tokie du stalčiai, viens virš kito, ant viršutinio užrašyta top secret, ant apatinio užrašyta bottom secret. Tai klausimas, kas pas mus labiausia saugomi dalykai, kam skirti dėmesį, kam investuoti lėšas, tai vat visą tai Justinas ir pristatys jums. Dar noriu paminėti tokį dalyką, kad nefilmuokite ekranų, mes įrašinėjame šitą seminarą ir gausite po webinaro gausite laišką, kuriame bus nuoroda į šito susitikimo mūsų įrašą ir tiesiog galėsite dar kartelį peržiūrėti ir be abejo ten bus ir kontaktai ir Justino ir mūsų įmonės, tai visą tą galėsite susižiūrėti. Tai jau tos 2 minutės, kurios man buvo liepta užimti eterį, kol dar jungiasi paskutiniai 5 per tas 2 minutės žmonės, tai dabar jau atiduodu žodį Justinai. Justinai, įkrės mums išminties. Labas rytas, Aldai, labas rytas visiems. Ačiū, kad prisijungėt prie mūsų renginio šį rytą. Kas su kavos puodeliu, kas jau atsigėrė. Tikiuosi visi žvalūs nusiteikę. Tikiuosi įdomiam webinarui. Esu Justinas Valentukevičius, atstovauju Trend Micro kompaniją jau 3 metus, šiuo metu jau Baltijos šalyse, bet bendrai kibernetinio saugumo srityje dirbu apie 12 metų. Ir iš tiesų teko stebėti ir būti liudininku to, sakyčiau, didžiulio progreso tiek bendrai kibernetinio saugumo supratime, svarboje, tiek brandos, kompetencijų augimu. Tačiau vis dėlto galim džiaugtis, aišku, mūsų pasiekimais, bet poreikis būti, vadinkim, up to date šiandien yra kaip niekad svarbus. Ir tai ne tik dėl atėjusių jau ES direktyvų, bet ir ypatingai šiais metais augančių dirbtinio intelekto naudojimų įvairiose srityse, tame tarpe ir kibernetinėme saugume. Tad šiandienos webinaro metu plačiau pakalbėsim apie tai, kaip galima ne reaktyviai reaguoti į kibernetinius incidentus, bet, pasiruošti proaktyviai. Ir aš pamenu prieš galbūt 10 metų su klientu kalbėjome apie ugniasienes. Tai buvo viena iš turbūt tokių kertinių saugumo priemonių tuo metu. Ir klientas manęs paklausė, Justinai, tai gerai investuosime mes dabar savo biudžetą į tą ugniasienę ir ar mes dabar jau tapsime saugus? Ir sunku atvirai atsakyti taip, nes, po teisybei, jūs tiesiog sumažinsite riziką tam tikrų galimų incidentų ar tam tikros žalos. Tad proaktyvi gynyba ir prasideda nuo kibernetinio saugumo rizikų valdymo. Reikia suprasti, kaip jas įvertinti, labai svarbu apskaičiuoti, nes mes turime žinoti kažkokias vertes ir tuomet mes galime tinkamai, bandyti sumažinti, lopyti spragas, nes reaktyvi gynyba tai, kad daugelis ir taip darome. Mes turime įvairias saugumo kontrolės priemonės, kurių pagalba saugumo žmonės, bando tiesiog greičiau aptikti incidentus, užkardyti atakas ir tokiu būdu, mus apsaugoti nuo vykstančio pavojaus. Tad kodėl svarbu kalbėti apie rizikas? Versle rizika yra vienas iš tokių svarbesnių dėmenų ir įmonių vadovai
ir savininkai nuolat apie tai kalba. Tačiau kibernetinė rizika ir jai nėra skiriamas, manau, pakankamas dėmesys. Manau, kad kartais tiesiog nėra kompetencijos, kartais vadovybės įsitraukimas yra gana mažas ir tai yra paliekama IT skyrių kaip tiesiog dalis, elementarių IT operacijų. Iš tiesų tinkamas rizikų vertinimas gali identifikuoti tas galimas mūsų rizikas, parodyti organizacijos pažeidžiamas vietas, potencialias grėsmes ir leidžia nustatyti mūsų organizacijos toleranciją iki mums priimtino lygio. Ir tuomet galime mes planuoti, kokius veiksmus ir investicijas į saugumo priemonės atliksime. Nesutikite, vienai organizacijai viena rizika gali būti verslo pabaiga, o kitai galbūt tai yra minimali rizika. Ir be abejo, tai turi būti tęstinis procesas, tai yra rizikų valdymas apskritai yra dokumentuojamas, prižiūrimas, kibernetinio saugumo rizikų valdymą prašo standartai, tiek ISO 27000, CIS, NIS standartai ir panašiai. Taip pat apie tai kalbama ir TIS direktyvoje. Pažiūrėkime pasauliniu mastu šiek tiek, ką kalba pasaulis. Kiekvienais metais sausio mėnesį Davose renkasi pasaulio lyderiai ir išleidžia gana įdomias ataskaitas. Tai šiais metais mes turėjome ataskaitą apie kibernetinio saugumo apskritai situaciją, tačiau yra šiek tiek specifinė ataskaita, kuri kalba apie pasaulinės rizikas 24 metams. Ir tai nėra ataskaita iš kažkokių gamintojų, tai nėra kalbam apie IT ar apie kibernetinį saugumą, tai yra globalios rizikos, tokios kaip karas, gamtos stichijos, ekonominės, socialinės krizės ir panašiai. Ir šioje ataskaitoje šiais metais buvo pirmą kartą tarp top rizikų pasauliui 24 metam buvo įvardintos kibernetinės rizikos. O visai šviežiai prieš mėnesį publikuota to pačio VEF ataskaita jau skirta rizikos pareigūnams, buvo pabrėžiama, kad net 71% tų rizikos valdymo pareigūnų numato, kad kibernetinė rizika ar nusikalstama veikla prieš juos turės didesnį poveikį organizacijoms likusią 24 metų dalį. Tai labai neramina, nes tas susirūpinimas smarkiai išaugo nuo metų pradžios. Nes šiais metais sausio mėnesį šis rodiklis buvo tik 14%. Tad kibernetinių grėsmių aplinka plečiasi, jį vystosi šiek tiek nerimą keliančių greičių. Ir tam yra keletas akivaizdžių priežasčių. Tai pirma, mes turime didėjančią toliau geopolitinę įtampą, besitęsiantys pasauliniai konfliktai, jie didina kibernetinės grėsmes. Nes didėja jų finansavimas, didėja valstybės remiami veikėjai, valstybių remiami veikėjai, ir automatiškai gaudami išteklius piktavaliai gali kurti sudėtingesnės atakas, ir labiau taikytis į kritinės vietas. Aišku, antras dalykas yra technologinė pažanga. Mes turime šiais metais įsibėgėjančią dirbtinio intelekto erą, tai tas generatyvus dirbtinis intelektas iš tikrųjų sumažino kliūtis ir labai smarkiai taupo laiką nusikaltėliams kurti atakas. Neseniai kalbėjau su kolega, kuris minėjo, kad panaudodamas tam tikrus populiarius AI toolsus, jisai sukūrė naujo verslo įmonės svetainę su pakankamai geru turiniu, su visais vizualais per mažiau nei 1 valandą. Tai galite įsivaizduoti, ką gali padaryti atitinkami kibernetiniai nusikaltėliai, kurdami ataką. Tai žymiai greičiau, žymiai pigiau ir žymiai plačiau. Ir trečias dalykas yra kaštai. Tai IBM duomenimis vidutinė incidento kaina, žala per metus išaugo 15%. Tai nėra gal įspūdingas skaičius. Aš kaip sakau, nusikaltėlių rinkoje turime irgi infliaciją, reiškia daugiau šiek tiek prašo. Tad atsižvelgiant į šios iššūkius, tradicinių tų priemonių gal jų nebepakanka investuoti tiesiog į apsaugos priemonės. Galbūt reikia šiek tiek labiau integruoto, labiau platesnio požiūrio ir į kibernetinio saugumo rizikų valdymą. Nes, kodėl pasaulyje, kuriame mes investuojame į kibernetinį saugumą beprecedentiškai daug, nes kiekvienais metais investicijos tik auga, tačiau mes ir toliau stebime didelio masto tas atakas ir jos meta iššūkį net ir pažangiausiams gynyboms. Mes pabandėm tai paaiškinti ir mes atkreipėm dėmesį į vieną McKinsey ataskaitą, kuri vadinasi Rizika pagrindžiamas požiūris į kibernetinį saugumą. Ir šioje ataskaitoje buvo vienas svarbus, galbūt apibendrinantis sakinys, kad užpuolikai gauna naudos iš
organizacinio neapsisprendimo dėl kibernetinės rizikos. Ir tai gali būti atsakymas į ankstesnį klausimą. Tai jeigu organizacija nesugeba tinkamai prioritetizuoti ir nepriima gerų sprendimų dėl kibernetinių rizikų, tai provokuoja užpuolikų sėkmę. Ir nepaisant to, kad jos organizacijos investuoja į tas apsaugos priemonės, tačiau tai vyksta. Bet galbūt reikėtų šiek tiek strategiškai pergalvoti, kaip tai darome. Apie TIS2 dabar daug yra kalbama ir turbūt jau gal domitės tuo paskutinius metus. Tai ten yra vienas straipsnis, kuriame irgi taip pat akcentuojamas kibernetinio saugumo rizikų valdymas. Ir ten yra labai paprastai sakoma, kad būtina ir svarbu imtis priemonių rizikai valdyti. Tikslas yra užkirsti kelią incidentams, ir sumažinti jų poveikį. Pažiūrėkime šiek tiek akademiškai šią situaciją, ne? Jeigu mes norime valdyti riziką, pirmą turim suprasti jos gyvavimo ciklą. Life cycle. Pirmas žingsnis, norint valdyti kibernetinės rizikas, tai yra viso savo skaitmeninio turto arba tiesiog digital assets angliškai atradimą, surinkimą, inventorizavimą bei kiekvieno iš jų rizikos įvertinimą. Tai pradėti reikėtų tiesiog inventorizuojant visą turtą. Tai mes turime kompiuterius, serverius, turime galbūt konteinerius, galbūt debesijos platformose turime kokias funkcijas, svetainės, API integracijas ir panašiai. Ir kiekvieno to elemento reikia pabandyti vertinti kritiškumo, bei taip pat svarbu ryšius tarpusavyje. Tokiu būdu mes gauname daugiau konteksto. Nes jei to neatliksite, kibernetinės rizikas valdyti bus ganėtinai sudėtinga. Šiai dienai daugelis iš jūsų turi turbūt vis tiek kažkokius tai įrankius, kuriuose mes galime matyti savo, kompiuterių, serverių sąrašus, kai kas naudojasi Excel lenteles. Bet problema dažnai su tuo yra, kad vienas dalykas yra skirtingos vietos, kur mes tai, matome. Kitas dalykas, labai dažnai, praktiškai niekada tai nėra įvertinimas kritiškumas, nes jį apskaičiuoti gana sunku. Antra, mes turime susitvarkę su sąrašais, jų kritiškumu, turime apsibrėžti 3 esminius dalykus. Tai yra pažeidžiamumai, grėsmės ir pasekmės. Tai yra labai svarbu, nes tai iš esmės yra rizikos apibrėžimas. Ir pakalbėsime apie tai netrukus. Trečia, mes turime atlikti kibernetinės rizikos vertinimą. Bandymą profiliuoti ir apskaičiuoti. Ir tai atliekama atsižvelgiant į visas dalis. Įvertinant įrenginio, vartotojo ar kito skaitinio turto kritiškumą, pažeidžiamumus esamus, bei galimas pasekmes ir žalą. Ir visą taip jungiant, transformuojant kažkokią pamatuojamą vertę. Ir tik tada mes pradedam galvoti apie įdiegiamą gynybą, saugumo politikas ir kontrolės priemonės. Tokiu būdu mes tada galime mažinti kibernetinę riziką, vadinkime ją mitiguoti, kur mums yra svarbu, sušvelninti. Ir tai yra ypatingai svarbu bendrai kibernetinio rizikos valdymo kontekste. Toliau yra nuolatinis stebėjimas, nes verslas juda dideliu greičiu, mūsų IT keičiasi dideliu greičiu, dėl to mes kiekvieną dieną turim, iš esmės 24/7 turėti monitoringą ir stebėti tai, kaip tai kinta, ir tas mūsų vertinimas taip pat kinta. Ir, natūralu, kad tai turi būti tęstinis, nuolatinis procesas. Tad kaipgi valdyti kibernetinę riziką ir kodėl taip svarbu nustatyti pažeidžiamumus, grėsmės ir pasekmes. Pažiūrėkime, kas yra grėsmė. Grėsmė, iš esmės, tai yra viskas, kas gali kažkaip pakenkti, ar viskas arba visi, kurie gali pakenkti mūsų infrastruktūrai, mūsų organizacijai, verslui, turėti galimybę neteisėtai prieiti prie kokių informacinių sistemų ar domenų. Tai gali būti kenkėjiški veikėjai, ar tos pačios valstybė remiamos grupės, kiti elektroniniai nusikaltėliai, ar kokia kita grėsmė. Tuomet mes turime pažeidžiamumus. Pažeidžiamumas dažnai vulnerability suprantama kaip, programinės įrangos pažeidžiamumas, ar spraga. Tačiau čia mes kalbame apie apskritai visas spragas ir visas silpnybės, kuriomis gali pasinaudoti grėsmė. Ir tai ne tik programinės įrangos pažeidžiamumai. Tai gali būti, pavyzdžiui, netinkamai sukonfigūruoti domeno kontroleriai, ar vartotojų politikos, ar debesijos platformose esančios duomenų bazės.
be slaptažodžių, kaip pavyzdžiui buvo, ar vartotojai su per didelėmis teisėmis, ar neįjungta 2 faktorių identifikacija ir panašiai. Tai mes turime ir įrangos, ir žmonių pažeidžiamumus. Ir trečias dalykas yra pasekmė. Tai yra poveikis ar žala, kuri atsiranda tada, kai grėsmė išnaudoja pažeidžiamumą. Tai dažnai klausimas būna verslui, kas būtų, kokia būtų žala, jeigu tai įvyktų. Galbūt žala minimali, tai nereikėtų tam skirti dėmesio, bet jeigu jinai yra kritinė, bendra kibernetinė rizika tampa kur kas didesnė. Tai pažiūrėkime šiek tiek dar kūrybiškiau ir įsivaizduokime, kad grėsmė yra vienas ratas, kuris susikerta su pažeidžiamumo ratu ir pasekmė. Tai diagrama aiškiai parodo, kad norint turėti aprašytą kibernetinę riziką, mums reikia žinoti visus 3. Pavyzdžiui, kas nutinka, jeigu mes žinome tik grėsmės ir pažeidžiamumus? Jūs neturite kibernetinės rizikos, jūs turite potencialią kibernetinę riziką. Pavyzdžiui, turime grėsmę, kažkas nusitaikė į mažmeninės prekybos sektorių. Ir yra pažeidžiamumas, kurio įprastai naudojasi tose infrastruktūrose, pavyzdžiui, kažkas POS sistemose. Bet mes nežinom ir negalime įvardinti, tai kokia būtų žala rezultatai. Ir ar mes turime pažeidžiamumą? Taip. Ar mes turime grėsmę? Taip. Bet ar mes žinome pasiekmes? Ne. Tai yra potenciali kibernetinė rizika. To nepakanka. Antroji dalis, jei turite grėsmę ir pasiekmes, bet jūs neturite pažeidžiamumo. Tai yra teorinė kibernetinė rizika. Kažkas gali nutikti tam tikrų momentų, bet jūs neturite šiuo metu pažeidžiamumo, todėl grėsmė negali jo išnaudoti. Jūs neturite kibernetinės rizikos, bet jums reikia stebėti. Ir trečias hipotetinis scenarius yra, kai turite pažeidžiamumą ir žinote pasiekmes, bet tai dar nekelia grėsmės. Tuomet turite kibernetinės rizikos poveikio lauką, galimybės, kad teoriškai galėtų kažkas įvykti. Fizikas Lordas Kelvinas yra kažkada pasakęs, kad kai galite pamatuoti, ką sakote ir išreikšti skaičiais, tai reiškia, kad kažką žinote. Bet jeigu jūs negalite to pamatuoti, nežinote skaitinės vertės, tai jūsų žinios yra tiesiog menkos ir nepakankamos. Taip pat yra su kibernetiniam rizikom. Ir pažiūrėkime, ką mes galim padaryti su to. Kas atsitiks, jeigu mes grėsmę, pažeidimą ir pasiekmes paimsime į trimatį grafiką ir sukursime 3 ašis. Grėsmiai, pažeidžiamumui ir pasiekmėms. Ir centre, briaunoje būtų 0, centre 100. Ir kiekvienas iš jų gauna reikšmę, vadinkim jos x, y, z. Atlikti skaičiavimus, tokius paprastai naudojame tam tikrą standartą. Tai tarkim, Trend Micro, mes naudojame NIST, amerikietišką standartą. Bet yra ir kitų, ir iš esmės tai yra tam tikros metodikos, kurios padeda tam tikrus skaitinės vertės susidėlioti ir tai palengvina tą matematinį uždavinį. Tai įsivaizduokite, kad mes apskaičiavome, kad grėsmė yra verta 62 balų, pažeidžiamumas 43, o pasiekmė 51. Tarkim. Tada mes apskaičiuojame ir sakome, kad jūsų kibernetinės rizikos balas yra 67. Ir mes turime kažkokią skaitinę vertę. Ir šitą vietoje labai svarbu tai yra, nes skaičius galime ne tik įvertinti, mes galime ir palyginti. Su tai, kaip buvo, su kitais. Ir įmonių vadovybė, ar žmonės, kurie skiria finansavimą dažnai, tai tikrai nesupras kažkokių ransomware išpirkos reikalaujančios programinės įrangos niuansų, ar pradėsite, jeigu aiškinti apie pažeidžiamumą CVE kodus, bet jie visada supras skaičius, nes jie gali juos palyginti, jie gali palyginti įmonės veiklą nuo metų pradžios iki metų pabaigos, jie gali palyginti įmonės rizikos, tai yra laipsnį su kitomis panašiomis sektoriaus įmonėmis, jie gali žinoti, kur jie yra. Ir aišku, svarbu nepamiršti, kad šie rezultatai nėra statiniai, nes turtui pasikeičiant dėl pažeidžiamumo, mes turime perskaičiuoti riziką, be abejo, kaip ir minėjau anksčiau. Kaip ir kalbėjome pradžioje, labai svarbu suprasti visą skaitmeninį turtą, visą, vadinkime, atakos perimetrą. Jis labai sparčiai kinta šiais laikais, tai tiek skatina ir skaitmeninę transformaciją, tiek tai, kad mūsų turtas per visur išsiskirsto tiek nuo žmonių dirbančių iš namų, tiek debesijos kompiuterija, vyksta įvairios migracijos, tai labai sunku kartais
ir suvaldyti šitą vietą. Bet galima bandyti apskaičiuoti, taip pat yra metodikos, kaip, žinoti tą, sakykime, mūsų atakos perimetrą. Ir daugelis turime tą kibernetinį saugumą, tas priemonės, kur yra gerokai mažesnis burbuliukas, kuris tikrai dažnai nepadengia viso atakos perimetro. Ir mes turime ten antivirusinės sistemas, firewallus, pašto apsaugas ir panašiai. Taip pat turime kibernetinį atsparumą, tai naudojamos saugumo operacijų, visokios platformos, kurios padeda tiesiog reaktyviai reaguoti į vykstančius incidentus. Mes turime ir SOC paslaugas, kurias teikia įvairias įmonės, kaip LibBridge. Tačiau vis tiek mes turime nepadengtą pilną atakos perimetrą. Ir šitoje vietoje kibernetinio saugumo rizikų įvertinimas, angliškai yra cyber risk quantification, yra ypatingai svarbus, kuris dar labiau priartina mus prie pilno atakos perimetro. Ir šitoje vietoje mes turime atakų perimetro rizikų valdymo priemonės, kurios yra, jeigu kalbant apie apsaugos priemonės, yra reaktyvios, jos yra visiškai proaktyvios ir jas reikia daryti iki incidento, o ne tada, kai jau turime gaisrą. Tad ką Trend Micro kompanija pradėjo daryti su tuo? Mes gana anksti turėjome prieimą prie įvairaus skaitinio turto, tiek kompiuterių, tiek serverių, nes mes ilgai tiekėme sprendimus darbo vietų, duomenų centrų apsaugai. Tai mes turėjome ten agentus, mes turėjome tam tikrus duomenis, mes pradėjome taikyti įvairius modelius. Ir tiek atrasti platesniam perimetrui, tiek vertinti pažeidžiamumams, bandyti juos kažkaip tai mitiguoti. Ir taip atsirado pamažu pilnas sprendimas, kurį mes vadiname Attack Surface Risk Management ar atakos perimetro rizikų valdymas. Ir šiuo metu tai yra siūloma kartu su platforma. Pati ASRM sutrumpinimai tema yra gana nauja, bet sparčiai auganti ir gaunanti vis daugiau dėmesio. Šiais metais Forresteris pirmą kartą išleido savo ataskaitą, kur sureitingavo tam tikrus gamintojus. Pastaroji pasirodė rugsėjį, tai bet Trend Micro yra ir kitų kompanijų be abejo, kurios į tai kreipia dėmesį. Ir džiugu, kad Trend Micro yra tarp lyderių, nes mes ganėtinai anksti pradėjome teikti šį funkcionalumą. Tad pažiūrėkime, ką daro tas funkcionalumas ir kaip mes iš kibernetinio saugumo platformos pusės su tam tikrais sprendimais galime tvarkytis su kibernetiniam rizikom. Tai, pirma, surinkti informaciją apie skaitmeninį turtą, mes apie tai kalbėjom. Tuomet mes vertinam rizikas pagal jų kritiškumą, pagal galimą poveikį, nusistatome tolerancijos laipsnį prioritetus, ir aišku, tada susitvarkome higieną, priimame rekomendacijas ir galbūt investicinius sprendimus. Jeigu taip abstrakčiai žiūrint. Deja, taip nėra taip paprasta ir lengva. Tai žmonės dažnai yra taip užsikasę darbuose, kaip ir minėjau, rankiniu būdu jiems sunku identifikuoti tiek ir visus senus, naujus organizacijoje esančius įrenginius ar naujus atakų vektorius. Ir jeigu pažiūrėtume tai kaip į matricą, tai vėlgi pirmas svarbus žingsnis yra atakos perimetras, tas matomumas, nes yra populiarus teiginys kibernetinio saugumo rizikos valdyme, kad mes negalime apsaugoti to, ko nematome. Tai turime visų pirma bandyti vertinti maksimaliai, kiek ko turime. Tuomet galime vertinti kiekvieną skaitmeninį turtą pagal galimus atakos vektorius. Tarkim, jeigu yra pažeidžiamumai operacinės sistemose, aplikacijose, web servisuose ar vartotojų galimos kompromitavimo rizikos. Pavyzdžiui, yra netinkama ir silpna slaptažodžių politika, ar netinkamai konfigūruotas dviejų faktorių autentifikavimas. Ir be abejo, norime žinoti ir kokių veiksmų reikia imtis tą riziką sumažinti. Bet kaip tai daro Trend Micro ir kaip mes darome tą modeliavimą? Iš esmės mes matuojame bendrą rizikos indeksą organizacijai bei kiekvienam skaitmeniniam turtui. Ir tai priklauso nuo sėkmingos atakos tikimybės, nuo silpnų vietų, spragų. Ir tikslas, aišku, sumažinti abu šios faktorius. Vertindami atakos tikimybės laipsnį, mes žiūrime į pažeidžiamumus darbo vietose, serveriuose, tuos, kurie gali būti išnaudojami ypatingai nuotoliniu būdu,
vertiname konfiguracijas, per didelės teisės, slaptažodžių politiką, tą patį MFA. Taip pat vertiname netipinę vartotojų elgseną, pavyzdžiui, darbuotojų prisijungimus į skirtingų lokacijų, kuriais neturėtų ir negalėtų būti, darbo laiką, didelius duomenų kiekius ir panašiai. Taip pat vertiname ir pačių saugumo sprendimų konfiguraciją. Tai ar tinkamai jie yra sukonfigūruoti, nes jeigu mes turime labai atviras politikas, tai natūralu, kad nors jis sprendimas yra įdiegtas, jis nėra efektyvus. Bei žinoma, mes vertiname ir aptinkamas atakas, tą žalingą kodą, kitus atakos indikatorius, kurie automatiškai reaktyviai kelia rizikos balą. Ir nemažiau svarbu įvertinti ir įtaką komunikacijos tarp įrenginių, nes vienas kritinis, nekritinis galbūt įrenginys gali bendrauti, turėti ryšį su kitų kritinių įrenginių. Tai automatiškai ir jo rizikos laipsnis turėtų būti pakankamai aukštas, nes jisai turi galimą sujungimą su kritiniu įrenginiu. Taip pat tai gali būti ir aplikacijos, vartotojai su savo irgi ryšiais ir teisėmis. Ir bendrai mes galime tokiu būdu įvertinti visos skaitinio turto rizikos faktorius, jų įtaką ir suteikti jam balus. Mes turime įvairius balus, vieni yra žali, reiškia balas yra žemas, reiškia rizika yra maža, vieni yra raudoni, pavyzdžiui, yra vartotojas, kurio prisijungimo duomenys galėjo būti nulykinti, paviešinti dark web'e, ne? Nes mes irgi stebim dark web'ą, tai automatiškai mes tam vartotojui su tuo elektroniniu paštu, su to useriu, mes automatiškai balą pakelsime, kad jūs galėtumėte prioritizuoti. Jeigu tai yra renginys, kuriame atlikta žalinga veikla, jis yra dalyje vykstančio incidento, automatiškai rizika kyla. Jeigu tai yra serveris su blogais konfigūruota saugumo politika, jo rizikos laipsnis auga. Jeigu tai yra kažkoks web servisas, kuris pasiekiamas per internetą ir kuriame yra, nežinau, pažeidimumai, atidaryti portai, kurie neturėtų būti atidaryti, jo rizikos balas auga. Tai nereiškia, kad jūs turite ataką, bet rizika yra didėjanti. Ir visą tai mes vertiname nuo 0 iki 100. Ne? Ir apskaičiuojame rizikos balą visos organizacijos mastu. Tai kiekviena įmonė, turėdama tokį sprendimą, mato savo organizacijos balą. Tai yra konsoliduotas balas iš visų rizikų. Ir mes turime tokį pastebėjimą. Aš įsitraukiu vieną reportą, visai šviežią, kuris suskirstė pagal rizikos indeksą pagal įmonių dydį. Nėra nuostabu tai, kad tai yra tiesioginė koreliacija su įmonės dydžiu. Kuo didesnė įmonė, tuo rizikos indeksas aukštesnis. Ką reiškia aukštesnis, tai reiškia, kad rizika mažesnė. Kuo balas yra mažesnis, tuo rizika didesnė. Ir kaipgi be AI, mes negalim nekalbėti apie dirbtinį intelektą šiais laikais. Tai ten be kitų metodikų, kaip bandyti įvertinti rizikas ir jų balų nustatyti, mes turime ir naudojame dirbtinio intelekto technologijas ir AI modelius. Tai turime net patentuotą technologiją, kuri gali aptikti nuokrypius nuo įprasto elgesio, kalbant apie vartotojus. Slaptažodžio spėjimo galimybės, ar neįmanoma, ar netipišką kelionę. Tai čia kalbame apie impossible travel, kai mes turime vienu metu besijungianti vartotoją iš skirtingų lokacijų toli geografiškai nutolusių. Taip pat su dirbtinio intelekto modeliais mes prisidedame prie kritiškumo įvertinimo. Tai yra vertinima, ar pats renginys yra kritiškas, kokie ryšiai, kontekstas, kaip jis jungiasi prie kitų resursų, privilegijuotų naudotojų. Ir tai parodo, kiek tas turtas turi įtakos kitiems organizacijoms turtams. Ir tai padeda dar tiksliau įvertinti rizikos balą. Ir trečias, aišku, tas grafinis yra ryšys tarp skirtingų elementų. Ir mes žinome, kad didelio kritiškumo turtas gali būti pažeistas dažnai dėl vadinamo lateral movement, tai yra, kai vyksta judėjimas viduje infrastruktūros tarp įrenginių. Ir su dirbtinio intelekto modeliu mes galime tokius potencialius lateral movement įvykius pavaizduoti kaip potencialias grėsmes. Ir taip matyti tą sprogimo spindulį, jeigu teisingai lietuviškai išvertus blast radius.
Kaip tai atrodo? Tai atrodo maždaug grafiškai taip. Tai yra gana įdomus funkcionalumas, visiškai naujas. Na, iš esmės perkelia mus į galimo užpuoliko kailį, tai yra kaip simuliacija reteaming pratimų. Tai mes pasitelkėme dirbtinį intelektą, kuris parodo ir nustato potencialių hipotetinių atakų kelius. Reiškia, mums leidžia matyti galimą atakos kelią per tas vietas organizacijos infrastruktūrą, kuriuose yra galbūt didesnė rizika, kuriuose yra spragos ir per kurias tikėtina vyktų galima ataka. Tai mes turime skirtingus kelius sumodeliuotus ir tai padeda šiek tiek, manau, aiškiau pasižiūrėti į tą kritiškumą, į tas rizikas ir bandyti imtis proaktyvių priemonių. AI pasiūlo ir skirtingus rekomenduojamus sprendimus, kur mums reikėtų į kurį tašką atkreipti galbūt dėmesį. Ta sutvarkius, jisai gali perskaičiuoti ir atvaizduoti visai kitus kelius, nes vienoje vietoje patvarkius, tai dar reiškia, kad mes viską susitaisėm. Tačiau, šita vieta yra labai įdomi, ypatingai, testuojantis organizacijos tikrai mėgaujasi, žiūrėdami tuos hipotetinius scenarius. Taip pat su jai mes turime ir asistentą, aš jį vadinu asistentu, bet jis vadinasi asistentas, companion. Bet mes juokaujam viduje, kad tai tampa jau vadovų ar direktorium, nes pradžioj tai, kai prasidėjo visas ChatGPT era ir kai naudot pradėjo LLM modulius organizacijos viduje, tai buvo toksai smart helperis, sakykime, chatbotas, su kuriuo galima gauti tam tikrus atsakymus. Tačiau laikui bėgant, jisai darosi vis protingesnis, mes daugiau duomenų turime ir tas mūsų kompanionas šiai dienai gali atsakyti labai į abstrakčius klausimus, kaip, 5 metų vaikas parašytų klausimą, tai kokia yra mano didžiausia rizika, arba ką tai reiškia šitas rizikos indeksas, ką aš turėčiau daryti, labai paprastais žodžiais. Ir mes galime gauti labai aiškias rekomendacijos, tai jeigu dirbate su, ChatGPT ar Copilot ar kitais sprendimais, tai dabar įsivaizduokite, tai, uždaroje kibernetinio sprendimo platformos uždarame kontekste, kur tau bus labai aiškiai indikuojama, kas tai yra, ką toliau daryti, paaiškinamos priežastys, paaiškinami veiksmai. Ir tikrai ypatingai žmonėm, kurie ateina į kibernetinį saugumą, pradeda su to dirbti, arba IT žmonės, kurie tiesiog nori būti šiek tiek gaidinami, tai yra ypatingai geras funkcionalumas. Taip pat tai yra puikiai komunikacijos priemonė vadovybėje, nes mes pasitelkdami ataskaitas ir, kaip minėjau anksčiau, vadovybė supranta skaičius, mes galim parodyti tiek rizikos balus, nuo ko jie priklauso, kur yra mūsų galbūt didžiausios raudonos vietos ir tokiu būdu pagrįsti reikalingas investicijas. Ir tai yra ne tik sprendimo priėmėjai ir vadovybė, kurie žiūri bendrai verslo rizikų kontekste, tai yra teisės ir finansų skyriai, galbūt teisininkai dirba su atitikties reikalavimais ir panašiai, galbūt taip pat yra operacijų skyriai, IT operacijų skyrius, nes IT operacijų skyriui yra labai patogu vienoje vietoje gauti ataskaitą apie pažeidžiamumus pagal jų kritiškumą, nes pažeidžiamumų yra be galo daug, bet mes jų neatnaujiname, nepečiname toj pat, yra tam tikri operaciniai reikalavimai, bet tai žinant kritiškumą, tai galima susidėlioti pagal prioritetus. Tai IT operacijų skyrium tai taip pat yra didelė pagalba, kai tvarkytis su atnaujinimais, taip pat su įvairiom politikom ir panašiai. Tai jeigu pažvelgti šiek tiek į platesnį vaizdą, tai yra platformas, vis dėlto kibernetinio rizikų valdymas tai yra tik tam tikra dalis funkcionalumo, ką mes turėtume apie ką kalbėti ir kuo rūpintis. Daugelis gamintojų šiai dienai yra nuėję platformų keliu. Tai reiškia, turi platformos, kuriuose yra modulinės licencijos, moduliniai funkcionalumai. Tad turbūt organizacijai strategiškai, manau, svarbu pasirinkti gamintoją, kuris turėtų ne tai, ko reikia tik šiandien, bet turėtų tam tikrą roadmapą, kur galima sudėlioti pagal savo galbūt, brandą ar kitus veiklos niuansus. Tai čia kaip pavaizduota, mes turėjom kažkada tik tai apsaugos sprendimus, buvo antivirusai, vėliau atsirado EDR sprendimai,
XDR sprendimai, kurie išplėtė gerokai incidentų aptikimą bendrai iš daug daugiau šaltinių negu endpointai. Na ir dabar mes turime, aišku, tą rizikų valdymą, kas yra papildomas sluoksnis, turime Zero Trust, visą filosofiją ir sprendimus, kurie po truputį keičia kai kur jau ir VPN naudojimą. Turime automatizaciją, integracijas ir kitus dalykus. Ne? Tai yra visą tai gražiai supakuota į vieną platformą, kurią galime turėti iš vieno gamintojo, tokio kaip Trend Micro. Nors, aišku, mes nesam vieninteliai. Tai turbūt tiek iš mano pusės apie rizikų valdymą ir apie Trend Micro galimus funkcionalumus. Baltijos šalyse aš esu su kolega iš Estijos Indreko, mes dažnai darome pristatymus klientams, darome demonstracijas, darome pilotinius diegimus, tai dalinuosi kontaktais. Taip pat be abejo mūsų partneriai, tai kaip ir Blue Bridge, yra tikrai įsigilinę, dirba tiek SOCO kontekste su Trend Micro ir taip pat gali padėti, pakonsultuoti ir įdiegti sprendimus, jeigu yra toks poreikis. Tai dėkoju už skirtą laiką, tikiuosi buvo viskas aišku, tikiuosi kilo klausimų, tai priėjus prie to esu pasiruošęs juos atsakyti. Tai Aldai, žodis tau. Jo, tai štai turim klausimą, jūsų duomenimis, ar ir kiek kalėdinių laikotarpių išaugo kibernetinių atakų kiekis? Kokių papildomų priemonių rekomenduojate imtis? Dėl kalėdinio laikotarpio, aš manau, kad akivaizdu, kad kalėdinių laikotarpių, ypatingai kalbant apie privačių asmenų atakas, tai be abejo ženkliai padidėjo. Kibernetinių incidentų prieš organizacijas, įdomus klausimas. Manau, bendra tendencija turėtų būti auganti, tokios statistikos, tiesą sakant, neturime. Papildomų priemonių specifiškai kalėdoms kažkokių tai apsaugoti savo eglutės žaisliukam neturim. Iš tikrųjų reikia tą daryti nuolatos, ar tai būtų kalėdos ar Velykos, tai turbūt, kaip sakant, geriausia diena yra šiandien. Turbūt irgi gera priemonė būtų vasarą nusipirkti kalėdinės dovanas, aš taip juokauju šiek tiek. Na, iš pragmatinės pusės žiūrint, tai visada gamintojai be abejo metų pabaigai artėjant taiko dažnai geresnę kainodarą, nes baigėsi finansiniai metai. Na, bet šitą triuką žino turbūt visi. Ja. Dar toks įdomus momentas yra, aš taip iš seniau prisimenu, kad buvo gan aktualus klausimas. Kai kalbam apie poveikio įvertinimą, tai turbūt tas dalykas yra turbūt individualiausias organizacijai, nes jeigu kalbėt apie grėsmes ir apie pažeidžiamumus, tai grėsmes, kokios grėsmės yra, tikrai kiekvienoje organizacijoje dirbantis IT žmonės arba saugumo, reiškia, už kibernetinį saugumą atsakingas specialistas, jis negali turėti tokio supratimo apie tai, pavyzdžiui, kokios ransomware'as, dabar jau žemyn einanti kreivė ar kylanti, o, pavyzdžiui, ransomware'as yra pavojingesnis už kokį nors ten, reiškia, nežinau, ten kokį nors virusą 4 kartus ar kaip. Tai ar pastebima tokia tendencija, kad Trend Micro ar galbūt kiti gamintojai kažkiek bandytų pateikti tokią informaciją, kuri yra surenkama globaliai? Taip. Gal Europai būdinga? Pakomentuok, prašau, Valentinai. Taip, labai geras klausimas, Aldai, tai gal aš neužakcentavau, bet kaip yra su grėsmėm? Tai yra grėsmės yra, nežinau, kaip lietuviškai, threat intelis, vadinkam tas, visos intelis, kurį renka gamintojai, Trend Micro ir kiti gamintojai, apie tai, kas vyksta bendrai pasaulyje, visas tendencijas Europoje ir pasauliniu mastu. Mes turime tuos threat intelio rinkimo centrus regionuose. Aišku, jie bendrauja tarpusavėje, bet, tarkim, Azija, Amerika ir Europa turi šiek tiek skirtingą specifiką. Tarkim, ypatingai mes esame Europoje, pas mus yra kitos grėsmės, geopolitinė situacija, tai mes turime ir stebime tas skirtingas atakas. Ir, kaip paminėjai, tą ataką, mes netgi platformoje turime visus sąrašus, kur galime pasižiūrėti atakas. Ir tos atakos aprašyme mes matome ir naudojamus žalingus kodus, naudojamas yra toks mitrė, metodika, turbūt jūs žinote, naudojamas technikas ir taktikas, ir mes, be abejo, mes nuolat visą mūsų klientų
visą IT ūkį mes skenuojame, sweepiname nuo tų, ieškome atitikmenų. Ir jeigu matome, kad kažkoks yra atitikimas, mes automatiškai tiek rizikos laipsnį keliame, tiek ir, aišku, incidento pranešimą, alertą atiduodame iš karto saugumo operacijų žmonėms. Tai taip, ypatingai skiriamas didelis dėmesys, tas grėsmės nuolat stebime, nuolat irgi dedame tos duomenis ir vertiname. Ir be abejo, pagal tą žalą, tai globaliam kontekste mes ir tą balą parenkame. O tai, pratęsiant, Justinai, toj skaidrėje, kur rodė, kur EDR-as centriukė yra ir auga link planavimo, ar EDR-as veikiantis toje konkrečioje organizacijoje pašeria informaciją, tą rizikos vertinimą? Tai be abejo, tai jeigu žiūrėti tą paskutinį didžiausią burbuliuką mūsų, tai mes turime DR centre, ne? Tai reiškia, DR yra labai svarbus komponentas, nes mes turime agentą darbo vietą. Darbo vieta yra viena kritiškiausių, ar serveris tai būtų kritiškiausių vietų. Ir jeigu vyksta, sakykime, incidentas, ataka ir konkretus įrenginys yra užkrečiamas ar jame matomas kažkoks žalingas kodas, tai automatiškai rizikos vertinimo modelį tai yra reflektuojama ir jisai tampa labiausiai kritiškas. Aišku, tai reikia žiūrėti iš kelių vietų, tai mes tą labiau akcentuojam kaip proaktyvų požiūrį, bet tai visą tai integruota yra visiškai glaudžiai ir labai, labai glaudžiai susiję. Tai taip pat ir su paštu, lygiai taip pat, jeigu mes turime pašto sprendimus, kur vartotojas, tarkim, gauna spamą su žalingom nuorodom, ne? Atitinkamai rizika į tai, rizikos balas atitinkamai to vartotojo užaugs. Mes turime tada žiūrėti, kas yra negerai. Galbūt reikėtų kažkokias politikas pagriežtinti, galbūt reikėtų kažkokias kontrolės priemonės pašte padidinti. Čia labai fainas dalykas, kad tai yra būtent susijęs su ta organizacija, su jos konkrečiu kontekstu, kuris smarkiai gali skirtis nuo kitos organizacijos ir kad tas planavimas yra pagrindžiamas realiais duomenim. Turim dar vieną klausimą, bet aš po to dar grįšiu, pakamantinėsiu, jaučiu. Gali būti įdomus klausimas ir kitiem. Tai dar vienas kolega prisijungęs tokį klausimą, pratęsiant užduotą klausimą, ar kas nors darė analizę, kaip išauga atakos per įvairias šventes, šventinius laikotarpius, pavyzdžiui, lapkričio 1, kalėdų laikotarpis, nauji metai, Joninės ir taip toliau. Na, kiek man teko bendrai domėtis, skaitytis, tai vienareikšmiškai yra ta statistika, bet vėlgi, duomenimis remiasi visų vartotojų ir daugelis vėlgi yra privatus, kurie ką daro tuo metu, jie tiesiog labai daug perka online, jie labai daug spaudžia nuorodų, jie labai daug reklamų gauna, jie labai daug gauna tokių trigerių. Tai ir be abejo, tai žinodama, tą blogoji pusę, jie atitinkamai irgi parašė tokius spąstų. Tai statistiškai vienareikšmiškai, dėl organizacijų irgi galima tą sukoreliuoti, nes jeigu vartotojas darbo metu ieško kalėdinių dovanėlių ir natūralu, kad tai tas sakykime, rizikos laipsnis didėja. Mano tokia dar pastaba buvo liečiant tą turbūt individualiausia, jau kaip paminėjai, Justinai, kad, tarkim, grėsmių, ten tas, reiškia, threat intel ir kiti dalykai, tas gali būti padaroma globaliai, bet, pavyzdžiui, kokį poveikį organizacijai turi pasireiškusi grėsmė, įvykusi rizika. Tai anksčiau pastebėdavo tokį dalyką, kad organizacijos, ne tik, kad kai planuoja, labai sunku jom įvertinti tą poveikį, bet netgi ir įvykus kažkokiam kibernetiniam incidentui, o gal net ne kibernetiniam incidentui, šiaip kitam incidentui, gana neturi praktikos tokios įvertinti tą poveikį, kažkokią tai skaitinę, kvantifikuoti kažkokią reikšmę. Taip. Tai ar tas taisosi kažkiek, kiek pastebėjai čia Lietuvoje, Baltijos regione, už kurį atsakingas, ar ta situacija yra kažkiek tai pasikeitusi, ar turi organizacijos kažkokias tai praktikas, kad nustatyti bent jau toms, reiškia, jau įvykusiom grėsmėm, kokią žalą padaryti organizacijai? Jo, po gaisro tai lengviau vertinti, nes mes galim skaičiuoti nuostolius, tai tiesiog į finansų skyrių reikėtų nueiti ir pasižiūrėti, kas įvyko. Bet jeigu taip rimtai, tai, nežinau, šitą temą aš gal nuo pernai metų bandau visų taip užkabinti. Ir užkabinti labai prastai, ne? Jeigu galvoja organizacija, sako, mums reikia to ir to, mes čia planuojame investicijas ir ten. Ir dažnai yra labai aiškiai priežastis dėl ko, ne? Sako, nes pas mus ten, man atrodo, yra silpna vieta. Bet kaip
pradedi kalbą apie riziką ir kodėl, tai jo, dažnai trūksta tos, manau, kompetencijos šiek tiek, ir nėra rolių tų atskirų, tai vis tiek dažnai daug ką daro IT skyrius, nėra tų kaip VEFO reporte kibernetinių rizikų pareigūnų, ne? Šiaip yra rizikų valdymo pareigūnai tokie kaip parolė, bet aš manau, tai reikėtų pradėti galbūt nuo standartų tam tikrų. Ten yra tos metodikos, ar tai darytų vidinis žmogus, jeigu yra, ar tai išorinis, bet kažkas turėtų tai padaryti. Aš paprastai matau, dabar kompanijoms išoriniams, darant įvertinimų saugumo ar auditus, vadinkim, assessmentus, tai jie tą pradeda žiūrėti šiek tiek labiau metodiškai. Nes visa tai yra aprašyta ir visa tai yra jau daroma. Tiesiog tai dažnai sudėtinga suvesti su praktika, ne? Kaip pats minėjai, nes reikia eiti pas vadovybę ir klausti, kas bus dabar mūsų verslų, jeigu vyks taip ir taip. Ir užvesti tą dialogą ir tai turi ateiti iš verslo. Spėju, kad, pavyzdžiui, finansų institucijose ar kitose, kur yra tiesiog rizikos valdymas, kaip atskira reikalaujama, reguliuojama, ten tie reikalai sutvarkyti geriau. Tvarkoj, turim dar klausimą. Ačiū visiems klausantiems ir ačiū tiems, kurie nepaklausėt, bet formuluojat šiuo metu klausimą. Tai sveiki, ačiū už webinarą. Klausimas, minėjote, kad rizikos koeficientas yra lygiagretus įmonės dydžiui, o jeigu įmonė maža, tačiau duomenys yra kritinės svarbos valstybinių lygmenių. Ar yra kokia nors matematinės formulės išraiška, kuria remiantis galima apskaičiuoti, kiek reikia investuoti į kibernetinį saugumą? Čia bus matyt mokamas atsakymas, ar ne? Ne, jis ganėtinai sudėtingas, taip kaip Lordui Kelvinui atsakyti skaitinę vertę, bet manau, pirmas dalykas dėl dydžio, tai be abejo visiškai teisingas pastebėjimas, nes mažas ar didelis ir kritiškas, nekritiškas tikrai gali būti nesusiję. Ten ta ataskaita daugiau, išveda tam tikrus vidurkius statistinius, bet ką mes turime prie rizikų to valdymo modulio tokią, kreivę, mes galime įvesti vieną iš kreivių, kur palyginkit mane su mano sektoriaus panašaus dydžio organizacijom, ir tada bus dvi kreivės mūsų organizacijos ir panašių. Tai galime pasižiūrėti, nes, jeigu tai bus valstybinė, tai bus vis tiek governmentas kažkoks, ir bus toks dydis. Tai nes tai turbūt irgi turi reikšmės. O kas liečia, kiek reikia investicijų, čia be papildomų konsultacijų to nepadarysi, bet tai palengvina tą dialogą. Mes turime kuo remtis, mes turime skaičius, turime duomenis ir padarius netgi assessmentą, gal nepaminėjau, mes kai darome tos vadinkim pilotinius diegimus platformos, tai labai dažnai klientai pasinaudoja galimybę turėti assessmentą. Tai yra visiškai nemokama, mes galime pasižiūrėti, reikėtų, aišku, tam tikro laikotarpio, tarkim mėnesį, tam tikrų duomenų ir pasižiūrėti, tai ką jinai surinko platformą, ką jinai tokio protingo mums parodys. Ir labai greitai pasimato, ypatingai tos rizikos, kurios akivaizdžios. Tai nuo to galime pradėti. O toliau, be abejo, kaip sakai, dar nėra viskas ant AI, bet ta kryptis labai sparčiai kinta. Tai kaip piktavaliai naudoja AI, taip ir mes labai smarkiai Trendmicro investuoja į dirbtinį intelektą, kaip tikiu visos kompanijos. Dar turim vieną klausimą. Trendmicro teikia kokias nors viešas ataskaitas apie kasdieninę padėtį pasaulyje, esamas šiandienos atakas, grėsmės ir panašiai. Tai yra ne kasmetinės ataskaitas, kurios jau post factum būna. Jeigu taip, pasidalinkite, kur galima užsiregistruoti tokios info gavimui. Taip, tai dabar pačioje platformoje jau klientai tai tą threat intelį gauna, ne? Dabar, kad tai būtų vieša, aš neturėčiau, žinokit, tokios vietos, kuri būtų kaip Foxfeedas, bet pasižiūrėsiu, galbūt pavyks pasidalinti po webinaro. Dar turim klausimą. Kiek praktikoje pavyksta diegti endpoint sprendimus ir serveriuose, Windowsiniuose, Linuxiniuose? Ar tai aktualu ir ar net neša daugiau rizikų sistemų veikimui, negu kad tie saugumo kažkokie tai pažeidžiamumai? Ir linkėjimai dar nuo Gedimino Palskio, nežinau, Justinai, jūs.
Labai ačiū, linkėjimai atgal. Tai vėlgi, jeigu pasižiūrėti į skaidrę, kuri, parodo, sakykime, tam tikrą funkcionalumo augimą, tai mes, jeigu tai praktiškai, infrastruktūriškai kalbant, tai mes pradedam vis tiek nuo to pačio agento. Tai tas pats agentas, jeigu mes turime agentą, tai paprastai yra endpoint protection sprendimas, tai turbūt 99,9% įmonių tą jau naudoja. Ar tai būtų, nežinau, Windows Defenderis, ar tai būtų Asset, ar ten Micro, ar dar koks gamintojas. Tai jau yra antivirusinė sistema, tai yra agentas, kuris blokuoja iš esmės tai, kas jau pasiekia tą darbo vietą. Tai apie apkrovimus buvo populiaru šnekėti, kai mūsų gal kompiuteriai šiek tiek buvo lėtesni ir būtų, klausimą, ar yra apkraunama. O jeigu taip praktiškai žiūrint, tai agentas savaime jisai neapkrauna, gali būti tam tikrų trikdžių susijusių su aplikacijų veikimu, kai tiesiog dėl tam tikros pakartotinio tikrinimo aplikacijos gali būti šiek tiek padidėjęs resursų sunaudojimas, bet tai tiesiog reikia troubleshooting, žiūrėti ir daryti exceptionus. Tai šiai dienai, aš manau, visi agentai daugiau mažiau daro tą patį, čia tiesiog daugiau politikų konfigūravimo klausimas. O pats rizikų valdymo modulis savaime jisai nesukuria jokio pridėtinio apkrovimo, nes tai yra tiesiog jis tiesiog paima duomenis iš endpointo apie tai, kas nevyko. Taip pat apie duomenų rinkimą to modelio, tai mes labai daug integruojamės. Mes integruojame su Active Directory arba Entra ID. Kam? Nes ten yra be galo daug informacijos. Visi vartotojai, jų veikla, prisijungimai, lokacijos, visa kita. Tai mes prašome teisių, duokit tos duomenis. Jeigu jūs turite pažeidžiamumų skenerį kokį, mes paprašome, duokite mums tos duomenis. Ir visą tai sufidinama į tą pačią platformą ir tai yra naudojama bendrame kontekste. Tai, Trend Micro ryšium su trečių šalių sprendimais yra labai, labai lankstus šitoje vietoje. Dar turim klausimą, aš manau, mes turėsim laiko dar papildomai vienam kitam klausimui. Domina, kokios yra aptariamos sprendimo sąsajos su ISO 27000 reikalavimais rizikos vertinimui? Jo, tai sąsajos turbūt tos pačios teorinės, kad mes galime padaryti asset discovery, kai mes surenkame tos assets, vertinti kritiškumą, nuolatos jį stebėti ir tai apsirašyti, kvantifikuoti. Tai jeigu taip abstrakčiai atsakant, be abejo, ISO 27000 yra platesnis standartas, ten yra daugiau temų, tai negalima sakyti, kad čia tai yra tai, kas padengia. Tame rizikų vertinimo kontekste mes atliekame savo rolę kaip įrankis, manau, bet be abejo, tai nėra apimant viso standarto tą rizikos vertinimo modelį. Supratau. Dar čia gal toks pastebėjimas, o ar įmanomas toksai dalykas, pavyzdžiui, kad jeigu organizacija nori įsivertinti savo atsparumą, tarkim įsilaužimams, kas yra turbūt kibernetinio saugumo dalis, tai ar įmanoma būtų mąstyti apie tokį scenarijų, kad ta kompanija, išorinė kompanija, trečioji šalis, kuri darys tą įsilaužimų testavimą, jie kažkaip pasinaudotų tą informaciją, kaip yra susidokumentavusi savo rizikų tą vertinimą organizacija, pasižiūrėtų ir pabandytų pachallenge'int, žemaitiškai šnekant, kai kurias vietas. Tipo, čia jūs labai stiprus, ne šitoje vietoje, ne? Pažiūrėkim, kaip jūs čia stiprus su savo to Wi-Fi access pointais. Mes padarysim ir pažiūrėsim. Tai ar teko gal girdėti tokiu atveju, kad reiškia, kad organizacija ne tik tai rizikų vertinimui, bet ir plačiau gali išnaudoti tos dalykus? Jo, pasitestuoti, kaip apskritai, kaip rizikų valdymas padidino atsparumą, vadinkime, ar gynybą galime, bet vėlgi tiem, ar tai būtų penetration testavimas, ar vadinami tie red teaming dalykai, tai jų esmė yra, kad jie neturėtų žinoti nieko, tai jiem neturi būti atskleidžiama, nes tai tada būna, tai dėl to mes ir samdom, nes mes patys galėtume patestuoti, bet mes žinom per daug, tai turėtų vis tiek būti pakankamai konfidencialu, tai kas yra organizacijos lygyje, o simuliacija iš išorės, vėlgi, ką jie pabandys sužinoti, be abejo, tai jau yra to pratimo dalis,
tai tas, na, sakykime, tyrimas ar šnipinėjimas, tai jisai vyksta jau vykstant tai netikrai atakai, bet aš manau, kad jo, be abejo, tą reikia daryti, tikrai laiks nuo laiko tikrintis ir iš išorės. Tai mūsų laikas jau artėja į pabaigą, tikrai nesinori, gal kas jau turite ir susitikimus nuo 10 valandos, kad spėtume dar kavytės išgerti. Tai labai ačiū Justinai už šį pasakojimą. Bus pačio kontaktai toj mūsų laiške, kurį išsiųsime webinaro dalyviams. Ir tiesiog dar noriu priminti, kad ne tik tai apie šį webinarą yra Bluebridge LT puslapyje. Yra nuoroda į Cyber Security Month, ten yra daugiau medžiagos, ten yra ir parinkta informacija iš prieš tai vykusių pristatymų, nuorodos į įrašus YouTube platformoje. Tai tikrai žiūrėkite, ieškokite, ko jums reikia, o ko norisi sužinoti, mes visą laiką lauksim jūsų pageidavimų, kas domina, kas aktualu, kas ant bangos ir stengsimės organizuoti panašių renginių ir daugiau. Tai labai ačiū visiems dalyvavusiems, dar kartą ačiū Justinui, visiems sėkmės. Visiems sėkmės, gerai ketvirtadienį atlaikyti, gerai atlaikyti penktadienį ir, žodžiu, o savaitgalį pasinaudokim gražių orų. Tai tiek, iki. Iki.